kas esat nauji ir nematėt mano pirmos dalies, prisistatysiu, mano vardas yra Aurelija. Aš jau keletą metų gyvenu Amerikoje ir darau įprastai vlogus apie gyvenimą čia. Bet šitas video yra truputėlį kitoks, nes aš čia reviewinu, padarau tokį šiandien vestuvinių suknelių ir poros ekstra dalykų haulą. Haulas gavosi didžiulis, nes buvo, jeigu neklystu, 12 suknelių, todėl nusprendžiau šitą video padalinti į 2 dalis. Kas nematė pirmos dalies ir kam įdomu, tikrai uždėsiu kažkur čia. Pažiūrėkit. Ir kas čia ateinate iš pirmos dalies, tai sveiki. Tikiuosi patiko pirmoji dalis ir patiks antroji dalis. Parašykit komentaruose, kuri suknelė jums labiausiai patiko, kurią jūs gal pati norėtumėt išbandyti. Norėjau pasakyti, kodėl aš dalinau šitą video į 2 dalis, tiesiog, kad jums neprailgtų, nes gal kažkam nebus įdomu žiūrėti tokio ilgo video ir lengviau susižiūrės per 2 dalis. Gerai, užteks čia per daug plepėti ir šokam į haulo antrą dalį. Jeigu neklystu, šita suknelė yra už $49 ir 22 centus. Turi iškart jau atskirą milžinišką tą kaspiną. Ir vėlgi, kas truputėlį man nepatinka, kad aš nežinau, galėtų gal dėti bent jau baltos spalvos, kad taip nekristų tie metaliniai tokie prisegimai. Aišku, patogu, jeigu nori, nes jisai šiaip sveria visai ir nori nusimti, tai lengvai gali nusimti, bet tada reiškia lieka galėti tokie metaliniai, kuris įstatyti šitiem. Bet šiaip medžiaga kol kas geresnė negu tos praeitos ilgos su kaspinu suknelės. Truputėlį minkštesnė medžiagėlė. Jo, nepatinka, kad gale yra tie. Man atsiuntė XL. Aš užsakinėjau tikrai ne XL. XL man bus tikrai labai per daug didelis. Aš užsakinėjau S. Ir kas dar klaida čia matyti padaryta, nes čia parašyta ant įpakavimo, kad S. Man atrodo, šitos suknelės buvo likę tik vienas dydis, tai galvoju, rizikuosiu, bet aš jau matau, kad čia man daug per didelė, bet šiaip visai pagal nuotrauką man patiko visai, nes tai ta medžiaga tokia paprasta ir tas viršus toksai vadinamas, tas bent jau čia Amerikoje Sweetheart neckline. Tai čia turėtų būti, aš nežinau, galėsim pabandyti, bet čia bus kuriozas, kaip atrodo. Šita suknelė turi kaip ir lainingą, bet neturi, tai tokį net trigubą sakyčiau, ar čia tiesiog gaunas, nes perdėmta, bet neturi pakietinimo, kas yra labai nepatogu minusas mano atžvilgiu. Čia gal prieš kamerą nesimato, bet aš matau stovant savo persišviečiančią ranką. Neturi, gal ir neturi skeltuko, bet nors suknelė būtų potencialiai nebloga, manau. Bet pažiūrėsim, kaip atrodys ant manęs XL-as. Nepaisant, kad šita suknelė yra daug per didelė ir man ją reikia prilaikyti gale, visai nebloga, sakyčiau. Aišku, gal šita medžiaga jaučiasi tokia labiau cheap ir jinai atrodo tokia labiau per daug man asmeniškai blizgi. Ir kas man labai keista, šitoj daly yra toksai kažkoks keistas tarpukas susijungimo. Aišku, sakau, suprantu, kad čia man jinai yra daug per didelė. Ir aišku, tas ilgumas irgi, jeigu jau tokio ilgio yra suknelė, tai aš manau, kad privalomas skeltukas, nes tada tiesiog tu bent jau žinai, kur dėti tą koją, nes kitu atveju aš vis užminu. Mano šitos suknelės labiausiai patikanti detalė, aišku, yra kaspiniukas. Visas kirpimas šiaip šitos suknelės nebūtų blogas. Čia irgi visai gražu viskas, bet negaliu pamatyti pilno potencialo, nes jinai man yra labai per didelė. Einam pažiūrėti, kaip atrodo dar kita suknelė. Tai dabar, jeigu neklystu, suknelė už $50 ir 83 centus. Nėra vėlgi mano visiškai, ką įsivaizduočiau, bet dabar po truputėlį, manau, irgi ateina į madą tokios ir aš bent jau kiek matau truputėlį vis daugiau ir daugiau suknelių su įvairiom gėlytėm. Ir šį kartą M dydis geras. Vėlgi, turi pakietinimą, bet jis nėra, vėlgi, tos medžiagos nėra labai, gal čia nelabai, nors negal, matos iš tikrųjų pažiūrėjus. Čia jums gal ir nesimat, man tai tikrai matas, kad persišviečia. Bet vėlgi, sakau, nėra labai didelė problema. Manau, su daug pagalvojimo kažką idėją, tai tikrai galima sumąstyti kažką.
Vėlgi turi tą, kur prikimba, jinai turi tokį tiulį. Viršui yra su tokiom gėlytėm. Tos gėlytės ir pats tas tiulis nėra irgi labai pačios aukščiausios kokybės. Ir čia tokį turi, biškutį reiktų įdėti gal darbo biškį gal siuliukus kai kur pasikarpyti, bet nėra pati blogiausia gal suknelė. Kas tik tais man atrodė kitaip negu kad realybė, kad šitas galėtų būti ant viršaus, nes jisai paslėptas po tiuliu. Ant tos gėlytės matos, bet jos gal aš preferenčiau, kad jos būtų tada ant viršaus. Ir dar viduj turi trečią tiesiog paprastą sluoksnį. Tokia mergaitiška, romantiška suknelė. Tai einam pasimatuoti, kaip atrodo. Pirmiausia, pradėsiu šiek tiek nuo kritikos šitai suknelė. Labai jau persišviečia šita dalis. Po to, o kam slėpti vis dėlto tikrai šitą tiulį? Jis šiaip, man atrodo, kad geriau atrodytų, jeigu jis būtų ant viršaus tiesiog tolygiai, gal net tiesiog viršus būtų paprastas ir apačia su tom gėlytėm. Bet čia mano nuomonė. Su antra, vėl truputėlį, jeigu jūs esate žemesnė, gal atrodo, ar jūs turit žemesnį, mažesnį, kaip čia, trumpesnį torso šitą dalį, tai gal atrodytų gerai, nes man vėl šiek tiek trumpina, tai truputėlį ne taip krenta. Dabar, kas man patinka, ilgis visai geras. Tuoj palaukit, parodysiu, nes aš kiek matau, tas, kur yra pagrindinis pasijonis, jis yra tik, mano batukai kišo, bet aš neužminu. Ir tada tą tiulį aš galiu šiek tiek gal ir mindžiat, bet nieko tokio galima pasikelt, truputėlį elegantiškai. Paskui, aišku, šitas graži kirpimas, bet čia jau mano favoritas, kaip sakant. Ir porą gėlyčių tiesiog iškrito, nes tiesiog jos gal buvo neprisiūtas. Labai gerai prikimba, gražiai priglunda. Ir norisi vėl suktis. Šiaip visai nebloga šita suknelė. Tokia mergaitiška, romantiška. Šitai aš nežinau, ar reiktų nuometo, nes man atrodo būtų šiek tiek per daug. Judam toliau. Tai dabar suknelė už $54.45. Tokia jaučias, kad iškart storesnė. Nors lainingas man prieš šviesą, nelainingas tai pakeitimai, prieš šviesą žiūrint, nežinau, kiek jums matos, bet man matos ir persišviečia. Aišku, kaip visada privalumas, kad tie pakeitimai iš vis yra. Tai jinai tokios yra kvadratinės iškirptės. Turi per elements tokį kaip perskirimą, kaip mini, bet irgi prisiūtą diržiuką. Gale, kas man labai patinka ir praeitose suknelės labai patiko, tie korsetiniai galai. Jinai yra tokia ilga, gana simple, neturi skeltuko. Aš gal įsivaizduočiau, kad būtų visai faina turėti skeltuką. Ne būtina, bet būtų neblogai. Ir tokios medžiagos irgi truputėlį man primena tokias čiut gal staltiesės, bet jeigu kažkam patinka, tai žinot, kiekvienas turi savo stilių ir kas kam patinka, nes vienam patinka tie tokie su tiuliais, gifiūrais, net nežinau kaip tiksliai vadinasi, bet žodžiu, tie nerinukai įvairius. Man labiau širdis linksta ties tos tokios paprastos šilkinės suknelės, bet kaip sakiau, noriu išbandyti įvairių, o gal netikėtai kažką rasiu, kas labai gražiai atrodys. Ir privalumas, kad šitas, aišku, korsetas susitempia, tai jeigu didesnis, ar tau labiau reikia, kaip čia pasakyti, labiau suveržia ir noris, kad būtų laisviau, tai galima pasireguliuoti, čia privalu. Tai žiūrim, kaip atrodo. Taigi dar viena suknelė. Šiaip, ką galiu pasakyti, kol kas kirpimas man labai patinka, iš tikrųjų. Medžiaga galėtų būti geresnė. Vienas dalykas, ką net ir matau per kamerą, kad tikrai persišviečia, kur nusikerpa tas pamušalas, kuris yra baigėsi ties čia. Šiaip visai patinka tas kirpimas kvadratinis. Neblogoj vietoj gal nusikirpa šita vieta. Patinka labai, kad reguliuojas, aišku, galas. Visas kirpimas irgi gražu, paprasta, klasika. Vienas tik minusas, kad jinai žiauriai ilga. Aš galvau, kad jinai turėtų temptis ties galu, kas ir yra. Bet asmeniškai man jinai priekina daug per ilga.
arba ją reiktų kirpti, arba aš pastoju tiesiog mindyčiau ir lapyčiau ant to priekio. Ir yra tikimybė, kad aš tiesiog kažkur nukriščiau. Aišku, kadangi šita suknelė yra tokia labai simple, romantiška, viskas su ja šiaip labai tvarkoja. Apart to, kad jinai persišviečia ir ją reikėtų tikriausiai pasitrumpinti. Apart to, šiaip ir medžiaga nesijaučia, nors ir man, bet čia mano asmeninis stilius, tiesiog nėra, kad labiausiai patiktų tas gilėtas raštas, bet šiaip jinai nesijaučia labai pigi, bent jau užsidėjus, labai patogu. Gerai, kad viskas sutempia. Ši čia nepersišviečia, kaip aš galvojau, kad galėtų persišvies, nepersišviečia. Vienintelis persišviečia čia, bet aš manau, kad šitą labai tiktų su nuometu. Iš karto prideda tokio wow. Tai šitai sukneliai labai tinka ir pritinka šitas nuometas dar. Pakomentuokit, kaip jums šitas variantas. Man tai labai gražu. Šokam į kitą suknelę. Tai dabar suknelė už $60.37. Tokia matosi gal šiandien šiek tiek labiau, kad kuo daugiau moki, tuo truputėlį ta kokybė geresnė. Nebūtinai su trumpom suknelėm tai yra, bet bent jau su ilgom kol kas matau, kad truputėlį gal atsispindi. Iškart matau, kad patinka ir toks jaučias labai tvirtas šita viršutinė dalis, labai tvirti pakėtinimai geri. Minusas neturi to gripo, kur sulaikytų tas, kur viduj būna. Privalumas, aišku, man patinkantis tas korsetinis suvarstymas. Turi kaspiną, bet jisai taip truputėlį matosi foto, kad yra gal ant šoną. Ir jisai kvapas labai smarkus. Tų chemikalų, tokių kaip žuvies šiek tiek. Truputėlį kietesnis negu nuometo, bet ne pats blogiausias, kiek kol kas čiupinėjau. Apačioje turi tokią kietą tą medžiagą. Žodžiu, tai sunku parodytas tokias suknelės, kai jos netelpa į ką. Ir tas kaspinas turi tokius... Truputėlį, gal jeigu tiek kiti kaspinai buvo tokie labiau palaikantis formą, šitas gali būti toksai suglebęs. Čia jis iš viso yra tik vienas. Einam žiūrėti, kaip atrodys. Taip atrodo šitą suknelę. Palaukit, parodysiu vieną paslaptėlę, kurią atradau. Šitą suknelę turi daug sluoksnių. Yra tiulis, yra, jei neklystu, 2 sluoksniai. Yra šitas pridengiantis sluoksnis. Ir besirengiant pamačiau, kad yra toks plonytis sluoksnis ir dar yra tie tokie kietesni sluoksniai, kurie, man taip rodos, yra kaip ir toj trumpesniai sukneliai toks kietesnis tam, kad palaikyti tą tokią formą, tai gal todėl jie yra kietesni. Šitas kaspiniukas, nežinau, mane truputėlį erzina, kad jis nepalaiko formos, vis sukrenta toksai. Ir vienas minusėlis yra toks, kad šita dalis labai trumpa. Gal jeigu jūs esate žemesnė ir atrodytų kitaip, bet ant manęs, kadangi aš turiu gana ilgą tą torso vadinamai, tai pas mane truputėlį atrodo keistokai. Ir kitas dalykas, man truputėlį gal jinai yra trumpoka, nes net va čia matosi, kad jinai nenukrenta iki žemės, tiulis nukrenta, bet čia šita dalis ne. Ir matosi batai. Nežinau, ar tai yra blogai, ar tai yra gerai, bet šita dar viena suknelė, kur norisi taip daryti. Šiaip nėra pati blogiausia suknelė, sakau, jeigu jūs esate žemesnė, manau, kad tikrai daug geriau atrodytų. Man patinka šitas kirpimas. Truputėlį gal trūksta tų lipniukų, nes jaučias, kad nori smukti ir vis reiktų šitaip pasikelt. Šiaip, kaip už tokią kainą, visai neblogai sakyčiau. Pakomentuokit, o kokia jūsų nuomonė apie visą šitas sukneles? Nes man kol kas tai visai nieko, sakyčiau, netobula, bet gerai, manau, paieškojus galima kažką rasti. Ir paskutinė, pati brangiausia šio holo suknelė už $63.87. Truputėlį tokia, sakyčiau, labiausiai kitokia, nes jinai ir su rankovėm, ir medžiaga tokia
kitokesnė. Iškart matau, kas man nelabai patinka. Kažkaip nuotraukos atrodė, kad jinai yra tokiom gėlytėm, bet čia yra tokiais auksiniais taškiukais ir pas mane kol kas viskas detalės, tokios kaip sidabrinės, tai tie auksiniai taškiukai iš karto nelabai net ir tiktų. Ir tos rankovės, nežinau, kaip čia matos, tokios ir labai dulkės pakilo, bet labai kietos. Aišku, patinka man šitas necklainas, tas toksai nueinantis nuo pečių. Turi tą, kur neslystų viduj. Yra pirmas sluoksnis šitas, pačioje yra tas. Kol kas vienintelė turi šitą tokią etiketę, kitos neturėjo. Bet šiaip gal ne pati kokybiškiausia iš visų šitų suknelių, bet nebloga kokybė, sakyčiau. Einam. Pagaliau pasimatau. Taigi paskutinė suknelė. Iš tikrųjų, pati medžiaga tokia jaučiasi besikandžianti. Aš jaučiu visą dieną, jeigu reiktų būti, tai tikrai labai pradėtų erzint. Ilgis su mano batukais truputėlį velkas, bet ne per daug. Pats tas žodžiu. Tas medžiagos kietumas, ypatingai tos rankovės. Tikrai jaučiasi, kad jos yra kažkokios pigesnės, bet ir pati visa medžiaga. Netikėtai atradau, kad patinka visai šitas kirpimas. Gražiai tada atrodo pečiai. Kaip už tokią kainą? Per daug negali prašyti, kaip sakant, bet ar aš asmeniškai linkčiau labiau ties Amazono tom suknelėm. Tai, žodžiu, norint galima rasti, bet reikia gerai paieškoti, kas jums patinka, kas jums tinka. Tai su suknelėm tiek. Ir paskutiniai porą labiau random dalykėlių, tai yra perliukai. Aš juos galvojau į plaukus, norėčiau gal visai. Mačiau porą foto, kur gražiai atrodo, net nebūtinai prie koduko būna, kad tiesiog čia kaip užkišta. Pažiūrėkime, ar iš viso jie kimba, nors mačiau, kad būna arba su želė, arba su blakstienų kleis jos prideda. Reiks pabandyti, bet jeigu ką, šiaip galvoju, kad visai gražiai atrodytų. Tai reikia išbandyti ar laikos ir jeigu išbandys, tada gal aš sakyčiau daugiau, nes čia atrodo tokie labai kai kurie mažiukai. Kažkaip foto atrodė, kad didesni, bet ir ten mokėjau labai nedaug. $1.50. Ir paskutinis random dalykėlis. Iš tikrųjų esu tokias jau panašios, tai yra tokios pačios medžiagos, tos panašios kaip ir linijos, iš šiandien užsisakinėjusi tokius bodžius. Jie kainavo $15.98 centus. Jie ateina 4 vienam įpakavime, bet jau šitos turiu ir man šiaip labai patiko. Praeitą visą vasarą nešiau, tai galvoju, dar paimsiu kitokių, kaip sakant, spalvų, kirpimų. Eina toks kirpimas, panašios spalvos net ir turiu, bet sakiau kitokio kirpimo. Nekomentuosiu, nes aš žinau, kad šitas medžiagos man šiaip labai patinka ir tokio pat net kirpimo grinai turėjau tik tais kreminį. Šiaip šitas labai man patiko. Paprasta tokia žalia ir toks juodas. Tai kaip už 4 ir sakau, jo labai visur lengva priderinti, tokios galvoju šį kartą gaivesnės spalvas. Norėjau paįvairinti spalvas. Tai šiame video tiek. Manau, kad jeigu net nebūtinai, ar ten jūsų kažkoks biudžetas yra labiau limituotas ir panašiai, bet tikrai verta kartais pasižiūrėti kažkokių įdomesnių, kitokesnių, net ir suknelių, jeigu norit. Aš nežinau iš tikrųjų, koks pasiūlymas yra, pavyzdžiui, Lietuvoje, bet jeigu norit kažko kitokio, tikrai verta pasižiūrėti tam pačiam Šiene ir galima rasti už gerą kainą. Aš manyčiau, kad kuo daugiau mokėtume, tuo aišku geresnės kokybės gautume. Tikrai verta pabandyti ir jeigu nepatinka, iš tikrųjų gana paprasta tiesiog išsiunti ir tiek. Verta pasižiūrinėti, pasimatuoti, net ir tiesiog pasibandymui, kaip sakant. O gal kartais net ir netikėtai rasit tą savo vienintelę suknelę. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi patiko šis kitoks mano video. Manau, kad jis buvo tikrai ilgas, bet tikiuosi labai per daug neprailgo. Ir nepamirškit užsiprenumeruoti, paspausti patinka, žiūrėti mano kitus vlogo video. Tai dar kartą ačiū ir tikiuosi pamatyti savo reguliariame vloge. Iki.